Taigi sveiki atvykę naują anglų kalbos kursą Dakus pamokas, jomis mokytas Edgaras. Anksčiau turėjom pamokas, turėjom keletą serijų, tokia turėjom dažniausiai veiksmažodžiai anglų kalboje, dažniausiai daiktavardžiai, dažniausiai būdvardžiai. Ir pažiūrėjau, kad nebuvau dar padaręs serijas dažniausiai prieveiksmių. Tiesiog tai irgi yra labai svarbus kasdieniai žodžiai anglų kalboje, kurie, kaip sakau, nuolatos išlenda, jas tikrai verta žinoti, verta praktikuoti ir būtent tai ir darysim. Tai kaip ir su praeitom serijom, kadangi vis tiek gaunas pakankamai ilgas video, ne visi tiek žiūri ilgai ir nori žiūrėti, ar ne, tai padarysim per 2 dalis, ar ne, tai dabar šią savaitę pasižiūrėsim pirmąją dalį prieveiksmį, ar ne, truputėlį prasipraktikuosim, kurie naudojami ir pasižiūrėsim, kiek jūs žinot, ir tada turėsim antrą dalį kitą savaitę, okay? Tai tiesiog žinokit, kad šita pamoka turės pratesimą. Jeigu norit papildomų daugiau žodžių, frazių, turiu sukūręs nemokamą audio ir PDF knygelę, kurį rasit aprašyme ir man komentarę, parsisiųskit, tai mano dovana jums, naudokit sėkmingai ir iš karto tada kimbam prie top 50 dažniausių prieveiksmių, tai šiandien mes turim jų 25, ar ne? Tai prieveiksmis beje, tai yra tai, kas atsako į klausimą kaip lietuvių kalboje. Ir tam tikrą prasme tai atsako į tą patį klausimą ir anglų kalboje, bet negalima taip tiesiogiai suprasti, nes, pavyzdžiui, jeigu jau kalbėsim, galvosim, kad ir apie pačius daiktavardžius ir galvosim apie linksnius, ar ne, klausimai ko, kam, ką, kuo, tokie klausimai anglų kalboje neegzistuoja. Klausimas kaip egzistuoja, bet prieveiksmis nebūtinai visada atsakys į klausimą kaip, ar ne, ir ne visada jis lietuvių kalboje atsakys kaip, bet anglų kalboje ypatingai tai yra tokių tam tikrų specifinių niuansų ir apskritai net per klausimą pusę nereikėtų galvoti. Okay? Tai dabar iš karto kimbam į žodį visada, ar ne? Tai žodis visada anglų kalboje yra always, ar ne? Always, always. Tai pavyzdžiui, jis visada paskambina. Jis visada paskambina. Kaip pasakyti, jis visada paskambina? He always calls. He always calls. Turime S raidę, čia šis vienaskit, ar ne? Esamasis laikas, he always calls. He always calls. Dažniausiai arba įprastai yra usually. Okay? Usually arba usually, kartais būna tas UA, pasakom kartais tiesiog U garsą, abu variantai, abu tarimai yra tinkami ir suprantami visiems, ar ne? Tai usually, dažniausiai įprastai usually. Dabar aš įprastai einu į darbą. I usually go to work. Kas yra įdomu su šitais dažnio prieveiksmiais, ar ne, kas matėt galbūt ankstesnės mano pamokas, žinot, kad aš visada kartoju, kad tarp veiksnio ir tarinio, kitaip tariant, to, kas atlieka veiksmą ir koks veiksmas yra atliekamas. Tai pavyzdžiui, aš einu, I go, ne, aš vykstu, aš einu, I go. Dažniausiai į tą tarpą, ypatingai teiginį, niekas neįsiterpia. Išskyrus dažnio prieveiksmį. Tai yra kaip dažnai, tai visada, niekada, kartas nuo karto, retkarčiais ir taip toliau. Visi šitie, kurie nurodo, kaip dažnai kažkas įvyksta, gali tarpą įsiterpti. Ir va čia puikus pavyzdys, aš įprastai einu į darbą, I go to work. Arba gali būti ir usually priekį, sakyti, usually I go to work. Tai viskas tinka, bet gali ir į tarpą eiti ir labai dažnai eina. Labai įprasta tai naudoti. Dažnai yra often arba often, priklausomai kaip norit tarti. Ne? Aš, pavyzdžiui, tariu su ta raidė, aš taip įpratau tarti, dar mokyklos laikais, tai dėl to nekeičiu to ir sakau often. Kiti sako often, tai labiau britiškas variantas yra, kas irgi yra puikiai tinkama. Tai dažnai, often arba often. Tai nutinka dažnai. Kaip skambėtų toksai sakinys, ar ne? Tai nutinka dažnai. It happens often. Arba it happens often. Vėlgi turime S raidę, it happens, nes tai nutinka, tai trečias asmuo vienaskit, ar ne? It happens often. Tai nutinka dažnai, it happens often. Kartais yra sometimes, ar ne? Tai dabar retai yra rarely. Aišku, jeigu mes tarsim lietuvišką, sakysim, rarely, jūs sunkiau galbūt truputėlį supras, ar ne, nes mes žinom, kad ta anglų kalbos jinai yra labiau giliau čia kažkur gerklėje, ne, jeigu aš sakau retai lietuviškai ir mano yra priekyje, aš galiu tęsti ją. Mano rarely, nueina į galą gerklės, labiau gerklės gale, dėl to aš to garso negaliu tęstis, truputį kitaip tarėsi, tai retai yra rarely. Dabar niekada yra never. Niekada never.
Tai niekada nenutinka. Tai niekada nenutinka. Ką mes turim čia padaryti, kaip mes turim pasakyti šitą sakinį, tai niekada nenutinka. Mes neturim dvigubų neiginių anglų kalboje, ne? Tai aš sakau, it never happens. Aš sakau, kad tai niekada nutinka. Jeigu noriu naudoti žodį niekada, ko mums dabar reikia, ne? Tai yra kaip ir prieveiksmis, ar ne? Tai aš turiu būtinai, tada, jeigu naudoju never, negaliu daryti neiginio, negaliu sakyti niekada nenutinka, nes tai yra du neiginiai. Niekada ir nenutinka. Aš galiu sakyti, kad tai niekada nutinka tik tai. It never happens. It never happens. Jau yra already. Already. Tai pavyzdžiui, tai jau nutiko, būtų it already happened, arba jeigu eitumėm per perfect laiką, kas gal irgi labiau tiktų šitoje situacijoje, tiesiog norėjau gramatiką kuo lengvesnę padaryti, galėtumėm sakyti it has already happened. It has already happened irgi tiktų pasakyti. Abu variantai, tai arba it already happened, arba it has already happened. Vis dar yra still. Still. Still, kaip ir ramus, arba vanduo būna negazuotas, ar ne, still water. Tai tas pats yra vis dar irgi reiškia žodis, ar ne? Tai ar tu vis dar dirbi toje kompanijoje? Kaip paklausti žmogaus, ar tu vis dar dirbi toje kompanijoje? Tai būtų, do you still work at that company? At nurodo prielinksnis kur, ar ne? Turbūt, kad reikės ir dažniausių prielinksnių padaryti pamoką, irgi, ar ne, kur trupučiu ilgesnė gausis. Ar tu vis dar dirbi toje kompanijoje? Do you still work at that company? Do you still work at that company? Do you still work at that company? Dar arba jau yra atskiras žodis, kai turim klausimą arba neiginį. Ir tai yra žodis yet. Yet. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ar ne? Aš dar nežiūrėjau to filmo. I haven't watched the movie yet. I haven't watched the movie yet. I haven't watched the movie yet. Jie tik gal atsistojo. Aš nežiūrėjau filmo dar, sakot. Lygiai taip pat galėtų būti ir klausime jisai. Sakytumėm, mes nesakytumėm, ar tu pažiūrėjai filmą dar. Mes sakytumėm, ar tu pažiūrėjai filmą jau. Bet mes tą patį klausimą dedam yet irgi, nes jeigu teiginyti yra already, bet klausimai ir neginyti yra yet. Tai aš klausiu, did you watch, arba have you watched, jeigu einam per perfect laiką, have you watched the movie yet, ne? Yet į galą atsistoja. Greitai arba netrukus yra soon. 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 Greitai susitiksime, pavyzdžiui, kaip skambėtų, greitai susitiksime. We will meet soon. We will meet soon, ar ne? We will meet soon. Dabar yra, žinoma, now, irgi labai svarbus prieveiksmis, ar ne? Now. Tada yra then. Šiandien yra today. Vakar yra yesterday. Vieni dažniausių žodžių, ne? Bet irgi mes jas galim dėti prie prieveiksmių. Rytoj yra tomorrow. Čia yra here. Susitikime čia rytoj. Ką mes darom, kai darom liepiamąją nuosaką, gal pamenat? Turėjom tokią pamoką irgi atskirą. Įsiveskit, jeigu reikia liepiamoji nuosaka. Tai yra let's meet here tomorrow. Turim let's, susitikime, let's meet here tomorrow. Ten yra there, ar ne, there. Tai dabar aš mačiau ją ten. I saw her there, ar ne, I saw her there. Aš mačiau ją ten. I saw her there. Visur yra everywhere, ar ne? Everywhere, visur, everywhere. Visur pilna žmonių.
mes sakom, ten yra žmonių visur, taip išsireikštam, ar ne? There are people everywhere. There are people everywhere. There are people everywhere. Kažkur yra somewhere. Somewhere, ar ne? Somewhere. Somewhere, somewhere. Aš tai kažkur mačiau. Aš tai kažkur mačiau. I saw it somewhere, sakot. I saw it somewhere. I saw it somewhere. I saw it somewhere. Niekur yra nowhere. Nowhere, nowhere. Dažniausiai nowhere naudosim tiesiog kaip trumpą atsakymą. Pavyzdžiui, sakysim, kur tu buvai? Niekur, nowhere, ar ne, nowhere. Dabar labai būtų very, very. Tik atsiminkim, kad aš galiu naudoti very anglų kalboje tik tai prieš būdvardį, ne prieš veiksmažodį. Ir, pavyzdžiui, toks sakinys kaip šitas gali klaidinti, aš labai atsiprašau, bet aš angliškai sakau, aš esu labai atsiprašantis, atsiprašęs, ar ne? Tai sakau, I am very sorry, dėl to galiu naudoti, nes sorry čia yra kaip būdvardis. I am very sorry, I am very sorry. Gana, kaip pavyzdžiui, ne kaip gana, kad užtenka, bet gana gerai. Tai būtų quite. Quite, panašiai kaip quiet. Kaip quiet. Kaip būtų, kas būtų tyliai, ar ne? Bet čia yra quite, tai yra pakankamai gana. Tu tai padarei gana gerai. Tu tai padarei gana gerai. You did it quite well. Quite well gerai, irgi iš savęs yra prieveiksmis, ar ne? Quite well, gana gerai. Pakankamai gerai, quite well. You did it quite well. Ypatingai britai taip išsireikštų sakytų, ar ne? You did it quite well. Tikrai arba labai, va šitas gali eiti prieš veiksmažodžius ir tai yra really, really. Tada aš sakau, aš labai to noriu. Tai aš sakau, ne aš labai to noriu, aš sakau, aš tikrai to noriu anglų kalboje. I really want it. I really want it. I really want it. I really want it. Per daug arba taip pat yra too. Tai aš persivalgiau būtų, aš, valgiau per daug. Tai būtų I ate too much. I ate too much. I ate too much. Pakankamai būtų enough. Enough. Kartais galim sakyti enough, kiti sako enough. Kaip ir su the arba the, visiškai abu variantai yra teisingi, kaip ištarsi taip gerai štai vietoj. Pasirinkite galbūt vieną variantą, kurį nuolatos naudojat. Tai pakankamai yra enough, enough, enough. Tai ar tu pakankamai išsimiegojai? Praeities laike aš klausiu, ar tu pakankamai išsimiegojai? Did you sleep enough? Did you sleep enough? Did you sleep enough? Did you sleep enough? Tai tokie mūsų prieveiksmiai. Pirmas 25-tukas. Nežinau, parašykit komentarą, kiek jūs žinojat, kiek galbūt naujai iš jų yra. Pabandykit vieną kitą pavyzdį, sakinį parašyti, aš pažiūrėsiu, ištaisysiu, jeigu reikės komentaruose. Ir ką, tada susimatom jau antroji dalyje. Jeigu norit daugiau frazių žodžių, nemokamą audio PDF knygelę rasit aprašyme ir pirmam komentare. Okay? Tai susimatom kitoj pamokoje, antroji dalyje. Iki.